O ten, va, matom, purkštuvas važinėjęs, ką jis ten purškia. Tai mes labai skubam ir norim čia išsipurkšti organiką, bioversijo, grybinis produktas, skirtas dirvožemio gerinimui. Mes naudojam šitos produktus 4 metus iš eilės. Žinai, ko nėra? Nėra ekstremaliai blogų vietų arba nebebėra. Vadinasi, ta prasme, tiesiog ta bendra situacija nepagerėjo, kad į aukštumas, kad dabar vyva, kuliam 15 tonų iš hektaro, bet nebebėra tokių visiškai ekstremalių blogų vietų, jos pradeda balansuotis visos ir eiti į geresnę. Tai šitą gali pastebėti. Turėsi geresnę dirvožemio struktūrą, kuri yra vienas iš komponentų, kad tavo visas auginimo procesas būtų sėkmingesnis. Ta prasme, tavo dirva yra tai, nuo ko tu pradedi, į kur paguldai sėklą ir nuo to viskas prasideda. Tai mes naudojam bioversijo produktą Organic. Galima netgi per lietų purkšti, kas yra pliusas, ir išnaudojame žodžiu ir purškėjas turi ką veikti, ir purkštuvas. Ir dabar nusipurškę, kaip žinai, sako, anksti kėlės nesigailės, anksti purškės irgi ne. Kuo greičiau nupurkšim, tuo anksčiau prasidės visas čia darbas. Grybam patinka lietus. Čia prasidės darbas daug anksčiau, tai irgi sakė, gal purškiam su glifosatu ar vėliau galima, bet sakiau, purškės vis tiek laisvas, tai purškim anksčiau ir pradės anksčiau tiesiog dirbti darbą tie grybai.